kova buvo arši, atkakli, bet rungtynės pralaimėtos ir baigė tokią sunkią seriją, nes iš tikrųjų žaidėt kas kelias dienas ir su rimtais varžovais. Na, skaudu. Kaip ir sakote, rungtynės buvo gana lygios, aš manau, nei viena, nei kita komanda tų momentų neturėjo ir jau antros tokios rungtynės ir su Kauno Žalgiriu, na, tų momentų nėra daug, bet viskas krenta į mūsų vartus. Tai, na, apmaudu, aišku, organizmą neapgausi, tai buvo 8 rungtynės šitą mėnesį ir aš jau matau paskutinės kelias rungtynės, kad na, tos energijos yra mažai ir žaidėjai šiek tiek saugosi ir na, tų momentų sukurti mums sunkiai sekasi, ne tik dėl to, kad žaidžiam prieš geresnį varžovą, na, kaip pasakyti, geresnį, nu, gal prieš tos savo tiesioginius konkurentus, bet na, dabar labai jaučiasi tai, kad na, vieni šiek tiek šviežesni, gal buvo, mes buvom, na, sakyčiau, pavargę, gana labai pavargę, bet, žinot, na, žaidėjai gynėsi, gal neblogai, bet ta vienintelė klaida rungtynių pabaigoje kažkur tai aikštės viduryje, kur, na, praradom kamuolį Sūduva, pasinaudojo ir neįmušė, nors turėjome ir mes gal tą paskutinį momentą, kad išlyginti tą rezultatą, bet, na, šiandien nepavyko. Minėjot apie sunkią atkarpą, daug rungtynių, kartais ir treniruotis nėra kada, bet šiaip vis ir sulaukia, aišku, ir netenkat kai kurių žaidėjų, kai kurie ir pasirodo jūsų komandai. Matėjaus dar kol kas negalėjom tikėtis aikštėje, ar būtų variantas jį išleisti? Žinau, tokių laikotarpių žaidėjų, kurie atvyksta, jie būna nežaidė ir gana nežaidė ilgą laiką, tai jų kondicijos yra, na, sakykim, taip atvirai, nu, prastos, nežaidybinės kondicijos, tai tam reikia laiko ir kurio mes neturime, o kiekvienos rungtynės yra svarbios, tai čia matau problemą, bet, na, turėsime suktis, na, kitos išeities nėra. Dabar rinktinių pertrauką, šiek tiek duosi turbūt ir pailsėti komandai. Na, papildomos treniruotės naudos tikrai neduos. Aš manau, ir fiziškai, ir emociškai esame pavargę ir tas keletą dienelių tikrai reikia duoti pailsėti. Ir manau, kad po viso to vėl kipsime į darbus ir aš manau, kad tas dabar laikotarpis yra labai svarbus, ypač rugsėjo mėnuo. Tai laukia ir taurės pusfinalis ir na, dar keletą išvykų. Tai ruošiamės ir na, turim būti pasiruošę.